Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Šio seminaro tema – reklamos sąnaudų priskyrimo ribojimų dydžių leidžiamiems atskaitimams tvarka. Trumpai apžvelgsime, kokios išlaidos gali būti priskiriamos reklamos sąnaudoms ir kokiais dokumentais jas reikėtų pagrįsti. Taigi, reklamos sąnaudomis gali būti pripažįstamos įmonės lėšos skirtos informacijai, susijusiai su įmonės veikla ir skatinančiai įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, bet kokia forma ir bet kuriomis priemonėmis skleisti. Ši informacija turi būti nukreipta į esamų ar potencialių pirkėjų grupę. Atkreipiame dėmesį, kad reklamos sąnaudos patirtos kontroliuojamiems vienetams, kontroliuojantiems asmenims ar vienetų grupės nariams informuoti yra priskiriamos neleidžiamiems atskaitimams. Reklamos sąnaudos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitimams tuo atveju, jeigu jos pagrįstos teisės aktų nustatytais dokumentais, turinčiais finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta privaloma finansinės apskaitos dokumentų informacija, patvirtinančiais prekių ar paslaugų įsigijimą arba laisvos formos dokumentais. Laisvos formos dokumentai surašomi, kai įmonė reklamos tikslams naudoja savo produkciją ar paslaugas. Ir tokie dokumentai turi turėti visus Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytus privalomus rekvizitus. Kai įmonė naudoja prekes ar paslaugas įsigytas iš kitų vienetų, tai prie surašyto laisvos formos dokumento, akto, turi būti pridėti ir dokumentai, patvirtinantis prekių ar paslaugų įsigijimą. Kai reklaminių renginių metu įteikiami piniginiai prizai, prie laisvos formos dokumento, akto, turi būti ir pinigų išmokėjimą patvirtinantis dokumentai. Reklamos sąnaudoms priskiriamoms ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitimams pagrįsti surašomi laisvos formos aktai turi būti patvirtinti įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens ir vyriausiojo finansininko arba jo įgalioto asmens, kuriuose nurodoma, kiek ir kokių reklamos sąnaudų patirta. Kai ūkinės operacijos esmė yra aiški iš vienetui pateiktų sąskaitų, pavyzdžiui, kai sumokama už reklamos spaudoje, televizijoje, radijoje, įsigyjami reklaminiai skydai ir panašiai, surašyti laisvos formos dokumento neprivaloma. Čia pateikta informacija, kaip savarankiškai surasti informaciją mokesčių klausimais. Mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanale. Dėkojame už dėmesį.